Kaip apriboti vartotojų galimybės panaudojant Grupolis redaktorių. Grupolis redaktorius yra skirtas apriboti dar labiau galimybės, nei tai duoda limited user, kai pasirinkam kurdami vartotojų, koks tipas to vartotojo bus. Komanda paleidžiama G per run laukelį, ten rašant kokią komandą gpedit msc.msc, gpedit.msc. Taip, tai yra būtent Grupolis redaktorius. Jį turi visi Windowsai, pradedant Windows XP ir toliau esančios vėliau išleistos versijos. Taip, kas sudaro Grupolis editorių? Grupolis editorių sudaro dvi dalis. Viena yra Computer Configuration, kita User Configuration. Computer Configuration parengtis galios visam kompiuteriu, kitaip tariant visiems vartotojams. O User Configuration galios tik tais vartotojams. Taigi pavyzdžiui galima Windows Settings yra scripts. Tai galima padaryti taip, kad paspaudžiam ant shutdown 2 kartus kairiuoju pelės mygtuku ir įdedam kažkokį tai bat failą, kuris, tarkim, komandos bat, ir tai reiškia, kad kiekvieną kartą, kai kompiuteris bus išjungiamas, startuos bat failas prieš kompiuterių išsijungiant. Ir atliks tas komandas, kurios yra čia parašytos. Tai gali būti, pavyzdžiui, būtent tam tikrų failų ištrinimas arba per kopijavimas tinkle. Čia pagal situaciją. Tai būtent galima sukurti, tai yra įdėti būtent skriptus į kompiuterį išsijungiant, o jeigu naudotumėm startup, tai būtų kompiuterių įsijungiant. Taip. Administrative templates, Windows Components ir Internet Explorer. Taip. User Configuration. Dabar parinksim tam tikrus apribojimus vartotojams. Windows Settings. Tai gali panaudoti lygiai tokius pačius bat failus, tik tai jie bus paleidžiami logon, tada kada vartotojas prisiregistruos prie sistemos arba išsiregistruos logoff. Internet Explorer Maintenance. Čia galima labai patogiai padaryti taip, kad renkantis URLs ir favorites and links. Tai galima padaryti ką? Katalogą įmonės nuorodos ir sukurti visiems vartotojams, kurie yra užregistruoti ir kurie bus užregistruoti šitoje sistemoje, šitoje operacinėje sistemoje, būtent į favoritus sudėti kažkokius tai puslapius. Tarkim, tiekėjas 1, http, www, tiekėjas lt. Taip, ir tarkim galima antrą. Tiekėjas 2. Tiekėjas 2. Tiekėjas.lt. Ir tarkim galima įdėti įmonės puslapėlį. Pavadinimas.lt. Tarkim, čia galima pridėti kiek tik tai norim būtent tų nuorodų ir visos jos bus sudėtos visiems vartotojams į favoritus. Kitas būdas, tai yra kitas dalykas important URLs. Ten galima iš karto visiems vartotojams nurodyti, pažymint customize homepage URL. Tarkim, šlako.lt. Dabar bus kaip startinis puslapis, Šiaulių kolegijos puslapis. Lygiai taip pat galima nurodyti ir paieškos laukelį standartinį ir taip toliau panašiai. Visą tai galios visiems vartotojams. Taip, administrative templates. Labai daug šablonų administravimui yra ribojimui, visiems tų privilegijų yra būtent administrative templates. Taip, Windows Components. Labai patogiai viskas išdėstyta, tai yra pagal kategorijas.
Windows Components, tai būtent į kas įeina viskas, kas susijęs su Internet Explorer, su Windows Explorer, su installeriu ir taip toliau panašiai. Tai vat, galim vėlgi rinktis Internet Explorer ir, pavyzdžiui, Disable Changing Home Page Settings. 2 kartus paspaudžiam ir jeigu yra Disable, tada mes turim spausti Enable ir Apply OK. Tai nebus galima keisti namų puslapio nustatymą. Tas pagrindinis puslapis bus toks, koks buvo uždėtas tenais anoj parinkti Smack.lt ir joks vartotojas negalės jo keisti. Pavyzdžiui, lygiai taip pat mes galim ką? Enable, Disable, Changing History Settings, Enable ir uždrausti keisti istoriją. Istorijos nustatymas, tarkim, nustatysim, kad ten 20 dienų atlaikytų ir viskas ir negalės nieko padaryti. Taip. Start menu. Start menu nusistato visas, kas reikalinga start menu. Ta prasme, būtent galima išimti logo ženklelį, galima daug ką. Tik, pavyzdžiui, klasikinį start menu. Paspaudžiam 2 kartus, Enable ir bus visiems vartotojams klasikinis start menu, o ne tas XP su 2 juostom. Taip, desktop. Desktop mes galim ką? Mes galim, pavyzdžiui, pašalinti šiukšlinį iš darbalapį. 2 kartus paspaudžiam, Enable, Apply, OK ir šiukšlinė bus pašalinta. Control Panel. Control Panel būtent yra visi dalykai, kurie yra kaip ir realiai valdymo šitame skydelėje. Pavyzdžiui, Display. Ir mes ką matom? Prevent Changing Wallpaper. 2 kartus paspaudžiam, Enable, Apply, OK. Nebus galima keisti ką? Namų. Ta prasme, ekrano tapeto arba wallpaperio, kitaip tariant. Būtent nebus galima keisti tos nuotraukytės, kurie ant ekrano. Screensaver. Galima ką? Nustatyti, koks bus mūsų screensaveris. Arba galim ką? Paslėpti screensaverio tabą. Ir negalės tada keisti žmonės arba pasirinkti screensaverį. Printer. Pavyzdžiui, neleisti pridėti spausdintuvų. Enable. Taip, System. Prie System randama daug naudingų dalykų. Pavyzdžiui, Turn off Autoplay. Tai būtent išjungti tą automatinį paleidimą Enable. Ir galima pasirinkti ar tik tai kompaktiniams diskams ar visiems įrenginiams. Šituo atveju galiotų ir rakteliams ir nebūtų galima jau, nestartuotų automatiškai tas langelis, kuris nurodo, kad automatiškai paleisti, kokios bylos ten yra. Ir taip galima apsiriboti nuo virusų. Taip, automatinius update'us galima konfigūruoti. Taip, labai geras dalykas yra Prevent Access to Command Prompt. Ir paspaust Enable, ir spaust Apply OK. Tai neleis prieiti prie komandinės eilutės. Neleidžia prieiti. Galima nustatyti tas programas, kurios tik jos pasileis. Run only allowed Windows applications. Tik tai jos pasileis būtent šitame kompiuteryje tiem vartotojim, arba galima nurodyti tas programas, kurios nepasileis. Don't run specified Windows applications. Spaudžiam 2 kartus, kairiuoju pelės mygtukus, spaudžiam Enable, tada Show ir rašom pilną kelią. Tai yra ne pilną kelią, pilną komandos pavadinimą. Pavyzdžiui, notepad.exe. Pavyzdžiui, sol.exe kaip soliteiras. Tai yra soliteiras ir kokį, tarkim, kalkuliatorius calc.exe. Ir, tarkim, šitos programos nepasileis. Taip. Ir galim pažiūrėti, kokias nustatymas mes pakeitėm. Taip. Screensaverio tabo nebėra. Ekrano tapeto keisti negalim. Refresh ant darbalaukio, tai šiukšlinė dingo. Notepadas. Kalkuliatorius nepasileidžia. O kas su notepadu?
Tuoj pažiūrėkim, taip. Neteisingai parašiau. Remove, add, notepad.exe, nes čia reikia tiksliai to pavadinimo, koks turi būti. Taip, ok. Ir dabar galim bandyti. Notepadas nebepasileidžia. Taip, kas ten dar buvo? Soliteiras. Kalk nepasileidžia. Soliteiras nepasileidžia. Taip, žiūrim interneto naršyklę. Taip, startinis puslapis svako.lt. Į favoritus automatiškai įkeltas katalogas įmonės nuorodos. Taip, jame tos 3 nuorodos. Taip, namų puslapis. Tools. Internet options. Keisti jo negalim, lygiai taip pat kaip ir istorijos nuostatų negalim keisti. Taip. Dabar kaip padaryti, kad administratoriui negaliotų tie pakeitimai? Tie nustatymai, tos teisės, kurios yra apribotos administratoriui negaliotų, galiotų tik tai visiems kitiem vartotojams. Tai Windows katalogija, System Trim 2, pakatalogija. Yra paslėpta byla. Taip, Tools, Folder Options, View, Show Hidden Files. Taip, yra paslėptas katalogas. Group Policy. Dešinint jo spaudžiam Properties. Security. Laukelyje, būtent administratorius grupiai reikia uždėti deny, kad jis negalėtų prieiti prie šito katalogo informacijos. Ir dabar bandykim persijungti kaip vartotojas Donatas. Taip, šiukšlinės nėra. Taip, ekrano tapetą keisti negalim, screensaverio tabo nėra. Taip, interneto naršyklė. Svako.lt, favorituose sudėtos tos nuorodos, keisti jų negalima. Taip. Tai programos. O startinis meniu klasikinis. KMD, CMD neleidžiama. Notepad neleidžiama. Kalk neleidžiama. Soliteiras neleidžiamas. Taip. Junkimės atgal kaip administratorius. Taip, reikia logoff. Admin. Pat jam taip. Screensaverio tabas yra, darbalaukį keisti galiu, programos. Taip. Pasileidžia.
Viskas. Jie veikia, jokie ribojimai jam negalioja, kaip ir priklauso administratoriui. Kaip atkurti numatytasias grupoliso reikšmes. Windows grupolisi arba System 32, tai grupolisi. Reikia vėl atstatyti, kad jis galėtų įeiti, nes mes dabar bandysim keisti nuostatas. Taip, administratorių vėl statom allow. Mes galim visą tą turinį pernešti į kitą kompiuterį, nusikopijavę viską, ir į tą pačią vietą įkelti. Arba tada reiškia, nereikės iš naujo viską nustatyti, kad aname kompiuteryje galios visas tos nuostatos. O jeigu mes viską ištrinsim ir surinksim komandą gpu update tarpas pakreiptasis brūkšnys force, atsistatys būtent gamykliniai nustatymai, tai yra būtent visi draudimai bus nuimti ir nebegalios. Bus taip, kaip tik suinstaliavus Windows visiems vartotojams.